Jūs žiūrite laidą Lietuva tiesiogiai. Premjerė, prieš pat jūsų tvirtinimą Seime Valinsko partija skilo, tiksliau jų frakcija skilo. Vakar vakare jūsų rezidencijoje bandėt juos sutaikyti. Tai buvo susitikimas jūsų iniciatyva ar jų? Mano iniciatyva. Aš juos pakviečiau ir turėjom įdomų vakarą, taip sakysim. Aš ne tiek bandžiau gal sutaikyti, kiek bandžiau parodyti savo patirtim remdamasis, kaip tokie įvykiai klostėsi kitose partijose. Nes faktiškai tai nėra kažkokia naujiena. Iš tikrųjų, nežinau nei vienos rimtos partijos ir šiandien veikiančios Lietuvos politiniam gyvenime, kuri savo istorijoje nebūtų praėjusi pro tokį neišvengiamą brandos etapą, suskilti arba atskilti daliai. Ir konservatoriai yra kažkada tą patyrę, ir krikščionys demokratai, ir tie patys Aloyzo Sakalo vadovauti socialdemokratai, liberalai iš viso 14 kartų skilo. Jums buvo kilę abejonių dėl balsavimo, dėl jūsų kandidatūros? Ne, aš ne tiek abejonių, nes aš iš karto, jau kai išgirdau tuos jų apsisprendimus skilti, aš išgirdau iš jų patikinimus, kad tikrai jie lieka koalicijoje abidvi pusės ir rems mano kandidatūrą. Bet, iš ties manau, kad tikrai koalicijai būtų geriau ir stipriau dirbti, jeigu tokių problemų nekiltų. Tai aš manau, kad tas skilimas, jis nėra kažkoks tai labai dramatiškas, matau daug galimybių dar ir kažkaip išsiaiškinti ir tiems santykiams susinormalizuoti. Bet lygiai taip pat matau perspektyvą, kad, sakykime taip, liberalios jėgos, prie kurių aš priskiriu ir Prisikėlimo partiją, kad jos vis tik tai konsoliduosis į vieną vieningesnį junginį. Premjerė, jūs sakėte, kad susitikimas buvo įdomus. Ką jūs turite galvoje? Politikoje šitas žodis keistai skamba. Ne, tai žinot, taip sakant, čia tas pats kaip kokioj dalyvauti tokioj šeimos vidinių santykių aiškinimasi. Tai tas santykių aiškinimasis visada būna pakankamai ir emocingas ir įvairus, sakyčiau taip. Tai bet manau, kad tikrai buvo naudinga. Jūs kalbėjote apie istoriją, politinių partijų istoriją, bet ar jūs pamenat politinių partijų istorijoje mūsų, kad partijos lyderis išeitų iš frakcijos? Žinot, tai čia išeina, neišeina, skyla, neskyla, čia kiti dalykai. Aš dar sėkiu sakau, kad mano patirtis ir mano patarimas paprastas buvo iš tos patirties. Kad galvojama būtų ne tik apie šiandieną, kaip ten kas dabar, kur bus ir ką ir kaip čia toliau tie santykiai atrodys, bet būtų galvojama ir apie žymiai ilgesnę perspektyvą. O kaip šitas skilimas pakeis koalicijos darbą? Juk Valinskas jau spėjo prisijungti prie liberalų sąjūdžio. Kaip ir pasidaro didesnė koalicija, didesnė kita koalicijos partnerė? Tai, pirmas dalykas, tai kaip parodė šios dienos balsavimas, tai tas skilimas koalicijai kažkokios įtakos tikrai neturi. Net pasakyčiau priešingai, galbūt toks emocijų proveržis besiaiškinant vidinius santykius, lyg ir visus taip šiek tiek supurto, prablaivo ir visi suvokiam, kad tikrai reikia dirbti vieningiau negu kad kartais iki šiol būdavo. Antras dalykas, tai štai, kad ir ta pati šiandien pasirašytas susitarimas tarp Arūno Valinsko ir Eligijaus Masiulio dėl tam tikrų bendro darbo principų. Man irgi atrodo pozityvus dalykas, kadangi aš matau tą liberalių jėgų kondensaciją. Bet koalicijos sutartį pasirašė 4 frakcijos, tarp jų nebuvo nei Ąžuolų, nei Gylių. Aš noriu priminti, kad koalicijos sutartį pasirašė 4 partijos. Tai dabar viena partija atstovauja 2 frakcijos šiuo metu. Bet aš manau, kad nagrinėti čia tokias techninės detalės yra nelabai verta. Mano ir vakarykštis toks primygtinis siūlymas buvo šiek tiek nusiraminti, šiek tiek duoti laikui
užgydyti pačias aštriausias emocijas ir po to paaiškės, kaip čia viskas toliau galėtų klostytis. Bet ar tai, kad koalicija pasirašė, sakykime, šiek tiek kitaip išsidėščiusios jėgos, po to nekils klausimų dėl pačios vyriausybės teisėtumo? Na, koalicijos sutartys yra politiniai dokumentai, neteisiniai. Tai teisinis sprendimas yra šiandieninis. Patvirtinti ministrą pirmininką. Sekantis teisinis sprendimas bus ministro pirmininko teikiamos vyriausybės narių kandidatūros ir prezidentės sutikimas ar nesutikimas su tom kandidatūrom. Čia yra teisiniai dalykai, duodantis aišku konstitucinį ir teisinį rezultatą. Jūs sutikit, kad šiuo metu partijos lyg ir atsisako, sako, kad joms nereikia ministrų ir panašiai, o po to, kai pasidalina jėgos skirtingai, atsiranda ir visokių trinčių ir tie postai pasidaro irgi reikalingi. Na, tai gyvenimas yra gyvenimas, nėra šeimų be kokių nors trinčių kartais, bet kaip parodė mūsų patirtis, štai 7 mėnesius būnant valdančioj koalicijoje, nors ir būdavo ir būna trinčių, ir būna štai tokių, sakyčiau, žmogiškų emocijų, kokias vakar matėm, mes sprendimus sugebam priimti ir sprendimus tikrai didelius, tikrai atsakingus sprendimus ir toliau taip pat dirbsim. Premjerė, kiek ministrų norėtumėt pakeisti? Aš manau, visi ministrai dirbo neblogai, bet tai nereiškia, kad kuriuos nors galėtumėm laikyti tobulais. Premjeras irgi nėra tobulybė, tai šio požiūriu iš tiesų aš pats neskaičiuoju, kiek čia reikėtų pakeisti ar kiek nereikėtų pakeisti. Kiek norėtumėt? Na, tikrai manau, kad ta komanda, kuri dirbo, galėtų dirbti ir toliau labai sėkmingai. Bet tikrai dar sykį sakau, ką ne vieną kartą kartojau, kad prezidentės nuomonę žinau ir tikrai nesiginčysim su prezidente ilgai dėl to, kad štai tas ministras turi būtinai likti arba jį pakeisti būtinai ko nors kitu. Ačiū premjerė, kad atėjote į studiją. O mes susitiksime pirmadienį iškart po Reporterio.